Tai sveiki kolegos, bandykime pasigilinti į visų šių žiūronų specifikacijas. Pirmasis modelis yra 25-ukas HE serija 25 4K. Tai šis prietaisas turi, kaip ir visi jo broliai, sakykime, tas pačias funkcijas. Tai yra dieninis bei naktinis skaitmeninis žiūronas, 5,5 iki 22 artinimas, integruotas pašvietėjas, turintis skirtingas bangas, tiek 850, tiek 940, ir visi šie modeliai turi taip pat preciziškai veikiantį tolimatį iki 1000 metrų, tai yra 1 kilometro. Kam aš jį norėčiau parekomenduoti, kurie ieško nebrangaus monokuliaro, tai pagalvokite apie tai, jog dasidėjus kelius šimtus eurų, jūs gaunat prietaisą viskas viename, pilnai jo užteks vertinant selekciją, tiek įvertinant trofėjų, tiek apsižiūrint aplink, kas aplink jūs dedasi su termovizoriu ir taip pat įvertinant atstumą. Tai sekantis modelis, mano favoritas, yra 35-ukas HQ35 4K raiška, visiška naujiena ir atnaujintas produktas. Visos tos pačios funkcijos, kaip ir minėjau praeitame modelį, išskyrus tai, jog jis turi 35 mm termovizorinį lęšį, turi 640 matricą ir turi 20 mK jautrumo, ko pilnai užteks visoms medžioklės situacijoms, norintiems geros kokybės. Tikrai rekomenduočiau būtent šį modelį. Taip pat kuo išskirtinis šis prietaisas, tai turi keičiamą infrared pašvietėją, galimos 3 opcijos: 850, 940 ir 940 LED versija. Tai ką duoda papildoma LED opcija, tai duoda tolimesnį pašvietimą, nematomą bangą, matysite apie 3-4 kartus geriau nei su paprastu pašvietėju. Trečiasis modelis tai yra topų topas, tai tos pačios funkcijos kaip ir minėjau, išskyrus tai, kad jis turi 60 mm lęšį termovizorinį, kuris uždaro visus klausimus medžiokliai, 1000 matrica, 18 mK jautrumas,